Sveiki, čia Seimo nario vlogas, o aš Marius. Po paskutinio karto mano kostiumas smirda dumblu. Ačiū. Bet iš dumblo gimė, dumblu ir pavirsime. Šiandien aš stoviu Vilniaus gatvėje, kur čia sklinda legendos ir čia pakalbėsim apie šimtmečio statybas. Ne dėl to, kad Lietuvai kitais metais bus 100 metų, bet dėl to, kad jos vyksta 100 metų. Ir štai legenda apie Vilniaus gatvę. Na ir vienam žmogui, kuris atsakingas už šitą miestą, prisisapnavo sapnas. Tame sapne buvo geležinis vilkas, stovėjo ant kalnų ir nuo nuošliaužų nusiritavo žemyn. Atėjo iš tą gatvę ir ši gatvė prisisapnavo tam žmogui. Tas geležinis vilkas jam sako, šitoje gatvėje, kur aš dabar čia nušliaužiau, stovės išmurmuruotos visos auksinės gatvės, namai, restoranai atsidarys, kavinių, spa, viešbučių kompleksai, akvaparko visokie įrenginiai. Čia važiuos turistai iš viso pasaulio, darys selfies, dėsis internetai ir ši gatvė išpopuliarės visame pasaulyje. Tas žmogus atsibudo su energija ir sako, reikia įgyvendinti šitą planą. Na ir tas žmogus sušaukė susirinkimą, kurio metu visi galvoja, kaip čia dabar tavo tą sapną išgyvendinti. Ir sako, visiškai nėra pinigų ir tada pyst prie nerio sprogo vamzdis, praleido į nerį pinigų maišą ir tuos visus pinigus surinko ir iš jų pradėjo lipdyti šitą gatvę. Ir tada statybininkai pradėjo galvoti, kas čia vyksta, čia nieko reikia skirstytis, visi įsiskirsti. Tuo metu čia atsidarė vaikų smėlio dėžių komplektacija, visokius papurvio vonios, žmonės galėjo įti ir daryti visokius veido priežiūras. Tada atsidarė motokroso čempionatas, sugužėjo visi motociklininkai, rungdamiesi vienas prieš kitą ir galiausiai kažkas net atrado lobį kažkiek tai auksų tūkstančių, kažkokį antro pasaulinio karo kulkų rinkinį ir netgi naftos atidarė terminalą, kurio metu visi galvoja, kaip čia dabar mes išturtėsim ir būsim labai turtinga valstybė visame pasaulyje. Galiausiai sugrįžo tie statybininkai, viską išgriovė ir sako, reikia mums pabaigti sapną, pastatyti čia auksinę Vilniaus gatvę. Ir kodėl šitos statybos tęsiasi taip ilgai? Todėl, kad jos reikia, kad tęsiasi taip ilgai, nes tuo metu, kol jos tęsiasi, kažkur tai smėlis dingsta, nuvažiuojame į prūdelį savo pasidarom, kažkur tai plytelės įsitiesim savo. Kodėl, kai renovuojamos mokyklos provincijose, tai ir direktoriaus namas kažkaip tai biški padidėja, pagražėja ir išsirenovuoja. Ir kuogi baigėsi šita legenda, o ji vis dar nesibaigė ir vis dar tęsiasi. Tas vilkas, aišku, išpanašavo visišką tiesą, nes žmonės čia ateina ir fotografuojasi. Tai yra visiškas mūsų Vilniaus pasididžiavimas. Tas vilkas sugrįžo, užmigo iki kito sapno, iki kito šimtmečių statybų. Dabar reikim į gatves, pasikalbinkim, pasiklausinėkim, ką mano žmonės apie šias mūsų nugrįstą Vilniaus upės gatvės vagą. Man nuomonė, kad jinai yra labai negraži. Ir kaip aš dirbu batų parduotuvėje, pas mus mažiau klientų ir mažiau žmonių. Dokumentų nespėjo sutvarkyti. Čia matyt kažkas gal pinigėlius plauna. Toks vaizdelis, kad lyg tai daroma, bet labai nesunoro. Horrible. I've been here for 4 months and it's still the same. It hasn't changed, so because there's more important things to do, Like steal money. yeah, exactly, like politics stuff. Just blah, blah, Sitting blah. around, looking cool, and talking about nothing. Na ir ką, pasiklausime žmonių nuotaikų, nuomonių ir galiausiai, kad kažkas vyktų, reikia man pradėti imtis iniciatyvos ir pajudėti šitus gelžbetonius, gelžbetvorės ir plyteles visas kitas. Sėdu į savo kombainą ir judu Vilniaus gatvės remonto link.